Jeigu tau grįžus po darbo norisi tik gulėti ant sofos, tik scrollint telefoną ir tik žiūrėti teliką ar ten gamint su kompu, reiškia viskas, tu jau pralošiai. Ilgalaikiai perspektyvoje tu jau esi kotletas. Tave jau gyvenimas sutraiškė. Ir taip dar 5, 6 ar 10 metų ir mes arba atsitrenksim į lėtinius susirgimus, arba į depresiją, arba į perdegimą, išsekimą, arba į paniką, arba į pačius įvairiausius kitus dalykus. Ką pasakytum žmogui, kuris sakytų, aš neimu atostogų, nes aš geriau padirbėsiu, dabar ambicijos. Užsidirbsiu, padarysiu karjerą. Tai aš sakau, kad jis yra kvailas. Paprastai. Raktas į sėkmę, kurį tu gali kontroliuoti, yra disciplina. Sveiki, brangiai, ačiū, kad įsijungėt kasdienės laimės filosofiją. Tai šiandien, kaip ir kiekvieną kartą, bandysim atsakyti klausimą, tai kaipgi gyventi laimingiau savo kasdienybei. Ir šiandien svečiuose vėl pas mus Darius Ražauskas, labas. Labas, Karolina. Bet šiandien kalbėsim ne apie porų santykius, bet aš pagalvoju, kad būtų labai gerai Darių pakalbinti apie darbus, apie karjerą, nes tai, ką jisai transliuoja, yra man pasirodė labai išmintinga ir kai aš pradėjau savo taikyti, tai ir šiek tiek karjeros rodikliai šiek tiek pagerėjo, bet svarbiausia, kad to balanso daugiau atsirado gyvenime, o daugiau balanso tai ir, aš sakyčiau, ir laimės daugiau. Tai va, tai tokia būtų įžanga ir eikim prie klausimų, gerai? Eikim prie klausimų. Tai nežinau, gal ir banalus klausimas, bet negaliu nepaklausti, tai kaip rasti tą savo svajonių darbą, svajonių karjerą, misiją? Kaip? Oi, čia daug gerų klausimų vienoje vietoje ir jie skirtingai. Darbas, misija, čia skirtingi dalykai. Jie gali sutapti, o gali būti ir viena šalia kito. Gerai. Tai aš irgi dažnai girdžiu, ypač iš jaunesnių žmonių, kaip rasti kažkokį gerą savo ten svajonių darbą. Tai pirmiausia, reikia suprasti, kad idealus darbas, kuris visada tau patiktų ilgam laikotarpį ir visada tave tenkintų ir visada gerai sutarptum su bendradarbiais ir jame kaifuotum ir dar tau gerai mokėtų, dažniausiai neegzistuoja. Ilgam laikotarpį tokio darbo nėra. Kažkokiais etapais bus, kad darbė viskas tave tenkina ir tu labai kaifuoji ir viskas yra su tuo labai gerai ir galvoji, wow, kaip viskas gerai susidėliojo. Bet tas periodas visada praeina. Čia kaip santykiuose. Visą laiką ta pati naujiena iš tavęs, kad kaip tau gerai bebūtų, praeis. Jo, praeis, paskui vėlgi, tai, kad ateina kažkoks prastesnis etapas ir tau ne viskas patinka arba tu pradedi abejoti savo kryptim, karjerą ar kažko, tai nėra nieko blogo. Tai tiesiog rodo, kad tuo metu tavo nervų sistema kažkaip virškina informaciją, galvoja ten dėl kažkokių gyvenimo sukrėtimo arba dėl tiesiog susikaupusio streso, nusibodimo, pervargimo ar dar kažko, tau nebesinori tęsti arba tu neturi jėgų tęsti kažkokį pradėtą projektą, kuris iš pradžio atrodo gerai sekėsi, o dabar pradėjo strigti. Tai čia mintis yra labai paprasta, kad tiek mano klientai, tiek ir kiek esu kalbėjęs su kitais dirbančiais, su psichologija, su dėstytojais, žmonių tarpe yra šitas toks truputį mitas, kad tu privalai rasti savo svajonių darbą, tu privalai. Tu jeigu labai ieškosi, labai daug darbų keisi, tu rasi svajonių darbą, kuriame, blemba, dirbti nereikės. Iš vienos pusės taip. Nes, yra tas sparnuotas ir gražus posakis. Nurask darbą, kurį myli, kuris tau patinka, už kurį tu sumokėtum, kad tau leistų daryti, ir tau nereikės dirbti ne vienos dienos. Ok, čia gražus posakis, jis kažkiek galioja. Nes tikrai yra darbai, kurie vieniems tipažo žmonėms, vieniems psichotipam labiau tinka, kitiems mažiau, čia tiesa. Laikinai žmogus gali iš tikrųjų bet kokį darbą dirbti, kurį jam duoda. Jeigu viskas tvarkoja su jo savivertė, su jo ego ir taip toliau, jis gali ko nori padirbti, nes jam tuo metu reikia tiesiog trumpuoju laikotarpiu ten išlaikyti šeimą, susimokėti skolas ar dar kažką. Ir nėra nieko tokio dirbti darbą, kurio, trumpam laikotarpiu, kurio tu ten nemėgsti ar ne visai tau patinka, bet tu žinai, kad reikia, nes vykdai kažkokios pareigas, atsakomybės, įsipareigojimus, čia viskas su to yra ok. Bet visi mes tą turim tokio, reikia rasti egzistuoja
man skirtas darbas, toks princas ant balto žirgo. Tai iš tikrųjų ne. Iš tikrųjų ne. Yra darbai, kurie tau daugiau tinka ir yra darbai, kurie tau mažiau tinka. Bėda, kad žmonės dažniausiai ieško savo svajonių darbo, patys viduje dar nesubrendę, netapę pilnomis asmenybėmis, neišsigydę, neišsiterapinę, patys neišmokę rūpintis aplinką, patys neišmokę viduje tvarkyti su savo charakteriu. Ir tada jie ieško kažkokių svajonių darbo, kuriame viskas būtų gerai ir gerai jaustumės. Su tavimi ilgam laikotarpį nebus viskas gerai, nes tavo charakteris nėra geras. Jis nėra nusišlifavęs, tau trūksta paprastumo, nuolankumo, tau trūksta supratimo, tau trūksta lankstumo, aplinkybių matymo iš įvairių pusių, reiškia, pasižiūrėjimo iš įvairių kampų ir taip toliau. Ir kokiam tu svajonių darbe bedirbtum, ten kažkada nutiks situacija su kažkokiu viršininku, bendradarbiu ar su kažkuo, kur tu užklimsi dėl savo savybių, dėl savo charakterio, kils konfliktinės situacijos, tau pradės atrodyti, viskas blogas darbas, man čia nesiseka. Manęs nemyli, nevertina, nesupranta, čia šitam darbe manęs nenešioja ant rankų. Jo, bet ir ne visai, nes dalis problemos yra tai, kad tu pats arba pati nesi pilnai kaip asmenybė subrendęs dar. Nesi išsivalęs, nesi užaugęs, nesi savo praeities, ten vaikystės, paauglystės, taip pat pirmųjų jūsų ten romantinių santykių traumų paleidęs, nesi atleidęs savo tėčiui, mamai, nesi su jais susitaikęs. Aš labai buvau nustebęs, kai papuldavau į kai kurios psichologinius seminarus skirtus verslininkams. Nes yra įvairūs psichologiniai mokymai skirti žmonėms, stambiem verslininkam, kurie jau yra darbdaviai, kurie turi daug darbuotojų, užsiema žmonių samdymu, užsiema, reiškia, ne tik personalo atranka, bet ir strategijos, vizijos sudarimu ir taip toliau. Ir samdosi savo personalą. Ir tokiems žmonėms jiems iš tikrųjų reikia įvairių psichologinių žinių. Ir aš galvoju, ko jos moko tose brangiuose verslo seminaruose, tie brangus tarptautiniai psichologai. Ir kai iš vieno jų patekau ir pamačiau, kad ten 3 dienas praktiškai daugiausiai ko mokė, tai gerų santykių su mama ir tėčiu. Nes kiekvienas tas didelis, solidus, kad gali būti net ir solidaus amžiaus verslininkas, jis turi mamą ir tėtį. Gyvus ar mirusius, nesvarbu. Bet su mama ir tėčiu pas visus mus yra bent mažesnis ar didesnis blokelis. Nebūna taip, kad visą vaikystę tu užaugi ir nekarto nesusipykai, nenusivyliai, nekarto nebuvo kažkokio ginčo, konflikto, ar ten smurto, ar dar kažko. Vis tiek, kad ir kokie idealūs tėvai, mažų niuansų būna. Ir atleisti, paleisti, priimti, išmokti jos gerbti, tai tavo šaknis. Pasirodo, yra labai psichologiškai svarbu, jeigu paskui nori tu geriau suprasti kitus žmonės, ir kad tau geriau dėliotųsi ir sektųsi santykis su jais, turi labai priimti ir pradėti gerbti ir vertinti savo šaknis, savo tėvus. Aišku, jeigu tavo tėvai ten serga kažkokia, psichinė liga, arba yra labai priklausomi, ten turi kažkokias sunkias priklausomybės, nieks nesako važiuoti ir su jais kartu gerti, ten būti ir panašiai, nes tu išsimuši, tu degraduoji, tu ten pasigauni jų nuotaiką, supyksti ir ten nieko gero nevyksta. Tai būna tokie atvejai, kai nereikia su tėvais kontaktuoti, bet viduje tu turi išmokti jiems atleisti, paleisti, linkėti laimės, mintise daryti kažkokius pagarbos pratimus ir panašiai. Ir kai aš tai pamačiau, kad tuose seminaruose moko pirmiausia verslininkus priimti savo praeitį, savo buvusius draugus, buvusius verslo partnerius, kurie apgavo, mintise atleisti, paleisti, linkėti laimės. Galvoju, čia visai ne apie verslą, čia apie praeitį, apie santykius, apie kažkokį tavo gyvenimo traumas, prie ko čia jo verslas ir kažkokios jo praeities traumos. Pasirodo, kai tu tos praeities blokus nusėmi, paskui darbe ir veikloje tampi efektyvesnis, tampi įžvalgesnis, tampi toks subtiliai jautresnis geriem dalykam, tavo intuicija veikia geriau. Nes aš tiesiog, man teko bendrauti su tais verslininkais, kurie praėjo tokius įvairius mokymus ir pabandė pritaikyti, nes vieni pabandė, kiti ne, ir kai kurie pabandė, realiai dirbo, darė techniką, skaitė knygas, darė pratimus ir pramušė ten pagarbą su aplinkiniais, atleido ir priėmė savo praeities žaizdas, tai kai kurie iš jų buvo šokę, kaip su laiku pasikeitė jų santykis su dabartiniais darbuotojais, verslo partneriais, užsakovais, tiekėjais,
Kai kurie susitvarkė savo santykį su praeitimi, nu ten vat, su tėveliais, su buvusiais ten kokiais partneriais ir panašiai, jų žodžiai sakant, jie iš vis pradėjo naują gyvenimą. Tiek psichologiškai, tiek galų gale versle. Atėjo visai kiti rodikliai, atėjo žymiai didesnė sėkmė. Ir aš iš pradžių netikėjau, kai vat, girdėjau kai kuriuose tose seminaruose, kad jeigu jūs susitvarkot savo vidų ir išmokstat tų vadinamų 3 bendravimo krypčių, išmoksti vat, tuos, kurie yra ten aukštesnėse pareigose už tave, ten turi daugiau pasiekę, ir ten užima kažkokias, nežinau, valstybinės valdžios pareigas ar panašiai, o tu esi verslininkas, reiškia, ten jie vis tiek turi kažkokią įtaką tau, ar ne, jie gali ten tave tikrinti ar panašiai. Tai, žodžiu, jeigu tu išmoksti su tais vat, aukščiau tavęs esančiais žmonėmis viduje juos instinktyviai gerbti, juos vertinti, suprasti, kad tai yra žmonės, kurie vat, nu, kažkokiu būdu tai ten ar nusipelnė, užsidirba, išmoko, nesvarbu, bet tu viduje su aukštesniais už save turi tokią vat, gilę, spontanišką, draugišką, pagarbę nuotaiką. Taip pat paskui su lygiaverčiais reiškiasi, čia dažniausiai daugumai žmonių, kurie bando pradėti kažkokį verslą, karjerą ar kažką daro, čia yra sunkiausia vieta. Su lygiaverčiais reiškia su žmonėms, kurie maždaug tuo pačiu užsima ir tą patį daro, ar ne? Tu turi išmokti draugauti, tu turi išmokti su jais kurti ryšį, tu turi išmokti džiaugtis jų sėkme. O šiandien buvo fainas momentas, kai mes prieš filmavimą su tavim pasisveikinom, kalbėjom, laukiam studijos įrengimo, apšilimo ir taip toliau. Ir aš paminėjau vieną iš tavo kolegų irgi, kuris ten filmuoja, daro video ir panašiai, ir tu apsidžiaugiai jo sėkme, ar ne? Tai čia yra gerai, tai rodo, kad po truputį pas tave yra teisinga nuotaika į savo lygio žmonės, kurie daro panašius dalykus, ar ten panašius veiklus, užsima panašiais verslais, nesvarbu. Ir tu žiūri pozityviai ir džiaugiesi jų sėkme ir bandai su jais draugauti, bandai jiems padėti, bandai kurti ryšį. Nesi tokioj, žinai, kad aš čia viena viską turiu padaryti, aš čia viena viską turiu prasukti. Ir jeigu jie ten kažką sugalvoja, kažkas biški kažką įdomiau, geriau padarė, aš ten sėdžiu, pykštų, pavyzdžių, ten, kaip čia taip, kodėl ne aš. Tai va, ta nuotaika. Bet taip dažniausiai būna, ne? Taip dažnai būna. Taip pakankamai dažnai būna. Psichologijoje tai pastebima, kad jeigu žmogus nesugeba su lygiaverčiais ir panašiais dalykais darančiais žmonėm užmegzti draugiškų, tokių šiltų, netgi tokių mainų ir pagalbos ryšių. Pirmiausia, pradėti džiaugtis kitų sėkme, kurie daro tokius panašius dalykus kaip tu. Tai irgi stabdo tavo tą vidinę evoliuciją, tavo sąmonės evoliuciją ir pristabdo tavo sėkmę irgi gyvenime ir versle ir darbe. Ir paskui yra trečias santykių sluoksnis, tai yra su žemiau už tave esančiais žmonėm. Tai žemiau tai čia toks sąlyginis skirstymas, reiškia su jaunesniais, mažiau patyrusiais, tik pradedančiais tą veiklą. Ten tu turi turėti globėjišką, padedančią nuotaiką, su užuojauta, su pagalba, neužriest nosies į viršų. Jūs čia nieko neišmanot, jūs jaunimas, jūs čia tik 2 metus atsimokėt, jūs nemokat vaidinti, jūs nemokat to, jūs nemokat ano ar ne ir panašiai. Tai kuo tu labiau padedi ir esi draugiškos, palaikančios ir mylinčios, nes jos reikia mylėti, pakelti, įkvėpti, padrasinti, eik, daryk, žinai, bandyk taip ar ne, nesmugdyti, o pakelti ir bandyti padėti, vėl teisinga ir gera nuotaika, nes reikia su visais, ir su lygiaverčiais, ir su tais, kurie tik pradeda ir, sakykime, yra žemiau, ir su tais, kurie stovi aukščiau tavęs, su visom 3 grupėm reikia megzti santykius, su visom reikia turėti pagarbų ryšį, tik vieniem reikia daugiau padėti, įkvėpinėti, su kitais reikia džiaugtis, kurti kažką kartu ir ten irgi juos mylėti, skatinti, o su aukščiau tavai esančiais reikia juos vertinti, reikia juos gerbti, reikia įsiklausyti ir taip toliau. Tai dažnai šito žmonėm trūksta ir jie neturėdami subalansuotų visų šitų 3 sluoksnių santykių bando eiti daryti karjerą, verslą ir panašiai. Ir kažkuriuo metu nudega. Nes jeigu visi, bent jau vienas iš mano dėstytojų taip sakydavo, jeigu visi šitie 3 sluoksniai pas tave nesubalansuoti, kad jie būtų subalansuoti, tu turi šiek tiek padirbėti su savim. Tu turi pirmiausia atleisti visiems praeities skriaudikam.
Tu turi su savo ten dėdėm, seneliam, tetom, giminėm, su kuriais buvai susipykęs, ar kurie tave skriaudė vaikystėje, ar šaipėsi, ar kažką, bent jau mintise, bent jau viduje turi iš tikrųjų paleisti ir atleisti. Turi daryti paleidimo, atleidimo pratimus, turi mintyse jiems linkėti gero, ten, jeigu esi dvasingas žmogus, labai padeda reguliari malda ar meditacija už juos, kad nusimti tą skausmą, nusimti tą savo tos praeities šešėlius, juos reikia susitvarkyti. Ir pasirodo tai tiesiogiai, nes vėlgi tavo praeitis tiesiogiai įtakoja tavo kūno kalbą, tavo mikroišraiškas, tavo gestus, tavo pozicija, tavo labai daug yra įdomių tyrimų, kurie rodo, kad kai tu susitvarkai praeitį ir ten pradedi mylėti ir gerbti visus, nesvarbu kokie jie bebūtų keisti, kvaili ten ar kažką tau padarė, ar ne, tu priėmė tai, kad čia buvo, įvyko, aš atleidžiu, aš susitaikau ir su dabartim irgi susitvarkai, nepavydi, o jaunesniem padedi, su lygiaverčiais bendradarbiauji, vyresniuosius gerbėjai, klausai ten, žinai, jeigu jie ten kažkas suklysta ar kažkokią klaidą padaro, ar kažką tu ten neteisi, ar kažkaip tiesiog, stengiasi padėti ar užjaust. Tada su laiku tavo psichika įsivažiuoja ir jinai gali su žymiai mažesnėm pastangom ir energijos kiekiu padaryti tą patį rezultatą, kurį tu padarytum versle, darbe, karjeroje, įmonėje ar kažkur. Tu susimažini 2, 3, 4, kartais 5 kartus savo energiją ir darbo laiką, kurį tau reikės įdėti, kad palipti kažkokią poziciją arba pasiekti kažkokį rezultatą. O tai žinau, kas čia blogo, jeigu aš įdėsiu 2 daugiau darbo. Čia nieko blogo. Neefektyvu jau darosi tada. Nieko tokio neefektyvumas, bet yra dalykas, kad daug žmonių, taip nesusitvarkę savęs ir nedirbdami su savimi ir nemylėdami aplinkos, bet tiesiog eina ir daro karjerą arba eina ir daro savo verslą. Ir jie su laiku praranda viską. Jie praranda viską, aš turiu galvoje, jie praranda, sudegina savo šeimą, sudegina savo santykius, praranda draugus, praranda sveikatą. Jie praranda viską. Nes jeigu tu dirbi per dieną daugiau negu 8 valandas, o jeigu tau trūksta savybių, trūksta charakterio, trūksta to intuityvaus tokio connectiono, pagarbo žmonėms ar ne, tai tau reikės per labai sunkų darbą ir per ilgą laiką, per didelį valandų skaičių, sakykime, pasiekti tą savo tikslą, į kurį judi. Jis galėtų žymiai lengviau ateiti, jeigu tu turėtum charakterio savybės. Net jeigu tas darbas nėra susijęs su santykiais. Pavyzdžiui, su statybininkas. Taip, visiškai. Vis tiek reikia gerų ryšių. Žinau daugybę atvejų, nes kai kurie mano klientai yra Lietuvos statybų įmonių savininkai arba direktoriai arba aukštas pareigas užimantis vadovaujančio sluoksnio vadovai, ar ne, kurie vadovauja kažkokiam skyriui, stambiam statybų ir panašiai. Lygiai visi šitie dėsniai galioja bet kokioj verslo srityje. Pas mane ateina stambus statybų vadovas, ar ne, kuris vadovauja keliems šimtam žmonių, ar ne, dar didesnė įmonė, kurioje dirba ten keliasdešimt tūkstančių žmonių per įvairias valstybės, ar ne. Ir kai mes su juo sutvarkom jo praeities santykius su tėvais, kai mes pagerinam jo santykius su žmona, kai išmokstam labiau gerbti, priimti, kai atleidžiam praeitį, kai atsiprašom tų žmonių, kuriuos kažkada įžeidėm, o ego, žinai, aš vadovas, aš dar kažkas, aš aktorius, aš psichologas, aš negaliu atleisti, negaliu atsiprašyti, kaip šis senai buvo, čia gal jau net neatsimenu, nesvarbu, parašai laišką, žinutę, paskambini, atsiprašai. Aš pats mačiau, kai per seminarus, kur moko jau stambius verslininkus, tiesiog juos priverčia, kai iškapsto, nes kiekvienas mes turim žmogų, su kuriuo esam užstrigę kažkada senai santykiai. Ir paaiškėja, kad pas kažką tai mama. Ir aš savo akim mačiau, kai vedantis psichologas seminarą ir sako, žiūrėk, dabar užduotėlė, mes dviesi išeinam į koridorių ir tu skambini mamai. Nes jis 10 metų jai neskambino. Jis įsižeidęs, jie susipykė, ten buvo konfliktas. Tu paskambini mamai ir sakai, mama, aš tavo sūnus, ilgai nebendravom, supratau, kad padariau klaidą, noriu tavęs atsiprašyti, nes mama tai tavo gyvybės šaltinis. Jeigu tu negerbi savo šaknų, tave procentaliai mažiau žmonių rinkoje, darbe, visur gerbs. Tave gerbs, nes tu turi neeilinės savybės, tu padarai rimtus pasiekimus, bet tu neįsivaizduoji, kiek per tą laiką būtum padaręs ir pasiekęs, jeigu būtum ėjęs su kitokiu vidumi, labiau atpalaiduotu, labiau tokiu kaip čia pasakyti, džiaugsmingesniu, optimistiškesniu,
kurio praeitis ir praeities šešėliai nestabdo ir negriauna. Ir aš puikiai mačiau, kaip jau kitą dieną į tą patį seminarą grįžę žmonės, grįžę verslininkai, kurie atsiprašė mamos ten po 10 metų, ar ten paskambino tėčio, ar atleido kažkokie tetai, ar ten dar kažkas, kaip jie kitą dieną jau grįžę, kai kurie net jau kitą dieną pastebi, sako, aš šiandien turėjau keletą darbinių skambučių, ten online posėdį, dar kažką. Pas mane įvyko tokie dalykai su komanda, kurių niekada anksčiau nebuvo. Mes ten kažką susitarėm, ar ten kažkas atsiprašė, ar aš ten kažką pasakiau ir visi pritarė pirmą kartą, nes visada su manim ginčydavosi. Ir aš pamačiau, kad žmonės kažkaip kitaip į mane pažiūrėjo. Ir aš suprantu, kad dabar kažkoks naujas etapas prasidės. Tai ką mano kai kurie dėstytojai sako, kad gyvenime labai svarbu yra vaikytis ir siekti savo svajonių, statyti savo verslą ar savo karjerą, ten kažkokioj įmonėj, bet tuo pačiu tu negali niekada už savo darbą ar karjerą prarasti sveikatos, šeimos, savo savijautos ir panašiai. Laimingiausi ir turtingiausi žmonės yra balanse. Balansas yra raktinis žodis. Reiškia dirbti ne per daug, miegoti ne per daug, Ne per mažai. sportuoti ne per daug ir ne per mažai. Aha. Ir va čia tas Nudražauskas, kiek ne per daug, tai vienas mano dėstytojų sako labai paprastai. Jeigu yra darbo savaitė, yra 5 darbo dienos, tai nedirb daugiau kaip 8 valandas. Nes jeigu žmogus dirba daugiau kaip 8 valandas, jam tada lieka per mažai laiko, kad padengti pilnai visas kitas sritis. Ir šeimai, ir vaikams, ir žmonai, ir namams, jeigu yra augintiniai, sportas, hobiai, draugai, kad visiems skirti laiko. Tada gaunasi, kad arba pas tave sporto mažėja, arba draugų nebėra, arba su žmona mažai bendraujat, arba namie retai būna ir taip toliau, taip toliau. Ir tai prie gero neveda. Nes kaupėsi stresas, kaupėsi nuoskaudos, ten byra šeima, byra ten kažkokie draugai, santykiai, tu vis vienišesnis jautiesi, tada dar labiau kabinėsi į darbą, nes čia vienintelis, kas tau liko, varai ten jau ne po 8, o po 12 valandų kasdieną. Ir tik laiko klausimas, kada tavo centrinė nervų sistema perdegs. Kada jinai perdegs ir tu visko nusivilsi, pulsi į depresiją ar dar kažką panašaus. Tai ką aš labai noriu žmonėm pasakyti, siekti savo svajonių, taip, turėti norų, taip, išsikelti didelius tikslus, taip, bet dirbti protingai, susikurti ilgalaikę strategiją. Čia yra maratonas, ne sprintas 100 metrų. Jeigu tu bėgi 40, ten 2, 41, 40 km distanciją, nesvarbu, ar ten gryną, ar kažkokį kitokį maratoną, ar tu bėgi 100 km, tu turi labai pasiskaičiuoti jėgas. Tu negali iš pradžių, aš visus aplenksiu. Tai už 10 km visi tave vėl aplenks. Tai gyvenimas, jisai susideda iš daug sudedamųjų, todėl tu turi atrasti balansą. Laiko šeimai, laiko saviugdai, jeigu žmogus dvasingas, tai ir dvasiniai praktikai, turi atrasti laiko draugams, būtinai gamtai, sportui. Nes kitaip tu sudegsi tiek nervinių pagrindų, tiek tu prarasi santykius, aplinką, o mes esam socialinės būtybės, mes, grubiai sakant, esam socialiniai gyvūnai. Kai pajuntam, kad praradom mums svarbius draugus, kad praradom mums svarbę šeimą, ar ten žmona, ten vaikas nuo mūsų atitolo ar išsiskyrė, kad atšalo mūsų santykiai ten su kažkokiom geriausiais mūsų ten giminaičiais ar panašiai, su laiku tai padarys labai stiprų poveikį mūsų sveikatai, mūsų gerovės savijautai ir kažkada ir mūsų veiklos rezultatams. Keisis mūsų ir darbingumas, ir apskritai intuicija, numatymas, taip toliau. Tai aš mokau savo klientus, verslininkus dirbti tik tiek, kiek reikia. Ne tiek, kiek norisi. Nes dauguma jų turi godumą, dauguma jų turi norą daugiau, aukščiau. Visada turi žinoti, kiek tau yra gana. Ir tas gana gali gyvenimo eigoje tos lubos keistis ten ir pajamų, ir pasiekimų, bet tu turi žinoti, kad kažką biškį pasiekiau, pastovim, pasidžiaugiam, pabalansuojam kitas sferas. Ar pas tavai yra reguliarus sportas? Nėra, mano mielas draugė. Geriau nusisamdom papildomą vadovą arba papildomą pavaduotoją ar kažką, pasimažinam darbų srautą ir krūvį ir turėkim laiko sportui, turėkim laiko vaikams, turėkim laiko hobiams
knygoms ir kokybiškom atostogom. Nes jeigu mes pasinėmerim į darboholizmą ir neturim kokybiško poilsio, jis turi būti kokybiškas kas savaitę, turim turėti kažkokį savaitgalį, ne tai, kad ten šeštadienį, sekmadienį, visą laiką mes dirbam, nes taip mes su laiku prarasim savo gyvenimą. Ir tada, O ką reiškia prarasim gyvenimą? skyrybos, sveikatos sutrikimai, panikos atakos, kas tik nori. Nelaimingas žmogus. Nes tikslas yra dirbti ir daug pasiekti tik tada, jeigu tai kažkaip prisideda prie tavo balanso ir laimės. Taip pinigai suteikia šiek tiek laisvės, taip pinigai palengvina kai kurios dalykus gyvenime, taip pinigai kartais netgi ir tavo savivertę kilsteli šiek tiek ir panašiai. Bet jie taip pat atneša ir įvairiausių pavojų. Ir pirmiausia, jeigu tu pajunti kažkokių pinigų ar karjeros skonį, tau sekasi, tu kyli, ir jeigu tu tampi darboholiku, tu tampi tų pasiekimų vergų, sutapatini savo asmenybę su tuo, ką aš pasiekiu, aš esu tai, ką aš pasiekiu. Tu jau praloši, anksčiau ar vėliau tu perdegsi, anksčiau ar vėliau kažkas įvyks ne taip, nes tu per daug patikėsi tuo savo pasąmonės melu, kad tu esi šitas darbas, tu esi šita karjera, tu esi šitas verslas. Ne. Verslas gali laikinai sektis. Visokie sėkmės faktoriai, gera banga atėjo ir panašiai. Taip. Bet pasakyti, kad aš tai pasiekiau, gal irgi galima. Ne, tai aišku, tai yra gerai. Pasidžiaugti pergalėm visada reikia. Dėl to turėti kažkokį slengstį, kažkokį tą ribą, kažkokį milestone, kai pasiekiai ir wow, aš pasiekiau, padariau, woohoo! Gerai, reikia atšvęsti, pažymėti, čia yra labai protinga technika. Bet po to ne stačia galva nerti vėl iškarti naują tikslą, bet suvokti, kad bet aš turiu pasikalbėti su savo draugais, aplinkiniais, giminaičiais, su savo šeima, ar aš jų neapleidžiu, ar aš viską sugebu balansuoti. Nes gyvenime reikia ieškoti balanso. Mano didžiausia problema su mano verslininkais klientais, kad dalis jų yra per godus ir jie per daug pasineria į darbą ir tada per daug dirbdami su savo darboholizmu sudegina viską savo gyvenime. Aplinkinius, draugus, šeimą. Ir tada, kai jau jie yra vieni ir sėdi tam savo prabangiam name, vienam iš 5 ar ne, ir kažką vartoja, geria, uosto, žiūri, kažkaip, bando užsislopinti, ar ne, tai daugelis man tada prisipažįsta, sako, žinai, Ražauskai, tu buvai teisus, nebuvo verta keli papildomi milijonai tų praradimų, kur aš dabar praradau. Aš sumokėčiau dvigubai, kad atgal atgaučiau savo šeimą, atgal atgaučiau savo ten mylimus draugus, atgal atgaučiau sveikatą, balansuotą savijautą ir panašiai. Ir tikrai atsukęs laiką atgal, sutikčiau mažiau dirbti, mažiau uždirbti. Kame visas juodas humoras, ir jis labai juodas, kad dalis verslininkų, kurie pabando iš tikrųjų mažiau dirbti, ir daugiau skirti laiko saviugdai, savianalizai, laisvalaikiui, poilsiui, šeimai ir ten dvasiniai praktikai, dalis jų paskui raportuoja, kad jiem geriau sekasi, jie daugiau uždirba. Pasimažinę darbo, jie uždirba daugiau. Kitaip sakant, Pareto principą mes čia turim taikyti. Mes turime ieškoti 20% darbo, į ką mums reikia susikoncentruoti, koks 20% mano veiklos atneša didžiausią proveržį ir didžiausius pinigus. Ir ten susikaupti, ir ten skirti savo laiką. O visą kitą deleguoti, pamiršti, perduoti kažkam ir panašiai. Tai gerai, supratau, kas nepadeda, supratau, tai yra balanso trūkumas, godumas ir visokie pavydai. Jo, tik į darbą, arba neturėjimas tų pagarbių ir gerų santykių su žemesniais, su jaunesniais, su vyresniais ir su savo lygiais. Ten su visais 3 sluoksniais reikia išmokti tokį pozityvų ir pagarbų ryšį kurti. Gerai, tai kas tada kas gali padėti sėkmei darbe? Kokie niuansai, principai arba veiksmai? Tai pirmiausia, darbas su savim.
Mes jau minėjom prieš tai, kad turi būti išsivalęs ir susitvarkęs praeitį. Tai okay, čia jau šitą apkalbėjom, ar ne, kad tu turi ten būti atleidęs, paleidęs savo praeities skriaudikam, ar ne, tai labai stipriai padeda. Ok, bet įsivaizduokim, nu vat Karolina viską iš savo praeities, ten gal kažkada kažkokia močiutė, mama, tėtis ar kažkas buvo kažką rimto pridirbęs vaikystėje, ten nemėgo, mušė, tyčiojosi ar panašiai, o gal mokyklai kažkas, nu ir tu darei vat emocinius tam paleidimo, atleidimo, vizualizacinius pratimus ir tau per kelis mėnesius palengvėjo, ar ne? Tu pradirbai šiek tiek tą problemą. Važiuojam toliau. Ką daryti, kaip čia toliau, ką karjerai gerintis. Toliau yra keli svarbus dalykai. Tai pirmiausia, turi būti reguliarus kontaktas su gamta ir pakankamai dažnas sportas, kad mes turėtume gerą tonusą, kad pas mus gerai funkcionuotų hormonai, kad pas mus gerai vaikščiotų, grubiai sakant, psichika ir kraujas. Nes kai kuriems žmonėms jie turi talentų, jie turi gabumų, jie turi gerą IQ, geras smegenis, visą kitą, bet jiems trūksta tos tokios vidinės energijos, tokio postumio, biškit, tokios drąsos, visokie. Ir kai jie pradeda reguliariai sportuoti, ten kasdien vaikščioti lauką, reguliariai būti gamtoje, pas juos šitas momentas po truputį pasitaiso ten per pusmetį, metus ir panašiai. Ir tada jiems labiau sekasi gyvenime, nekeičiant kažko labai ypatingo. Tiesiog pridėjus kasdienį reguliarų pasibuvimą lauke, porą kartų per savaitę į sporto klubą, dar ten kartais į kokią sauną ar į baseiną irgi, kad pabalansuoti savo psichiką šiek tiek. Na ir jeigu dar atsiranda pas žmogų kažkokia meditacinė praktika, visiems noriu rekomenduoti mindfulness, visada rekomenduoju mindfulness, nes tai mokslinė technika, nesurišta su jokia religija ar ne, tai įsisąmonim grįsta psichologija, Lietuvoje šitus pratimus labai puikiai moko ir technikas docentas Julius Neverauskas ir kiti yra daug gerų ekspertų mindfulness. Tai rekomenduoju praktiškai kiekvienam savo klientui, sakau, žiūrėk, nieko neprarasi, nes yra daug medicininių tyrimų, kurie rodo, kad jeigu ryte ten bent 10 minučių skiri ir kelis trumpus sąmoningumo, tuos pratimus pasidarai, ar ne, ten stebi savo kvėpavimą, stebi kūną, ten, yra daugybė technikų, išsirenki keletą savo patinkančių ir jas kiekvieną rytą pasidarai, ilgalaikiai perspektyvai visada stebimas pozityvus poveikis tavo sveikatai, savijautai, netgi savivertai. Tai padeda karjerai. Bet kokiai, aš manau. Bet kokiai. Jeigu tu jauties geriau, pozityviau, ramiau, turi stabilesnės, ramesnės smegenis. O natūralu, jeigu tu kasdien darai smegenų raminimo tokius ir, nes ką daro mindfulness technikos, jos tave išmoko būti paprasčiau ir ramiau čia ir dabar ir priimti tą dabartį, taip pat ir praeitį, aišku. Ir tokie žmonės, ką rodo tyrimai, ilgalaikiai perspektyvai priima teisingesnius sprendimus, kai yra kažkoks pasirinkimas, kai tu nežinai visų faktorių ir negali žinoti ir versle tu tiesiog turi atspėti, darom šitą ar šitą. Einam čia ar čia, perkam šitą ar šitą. Tai labai svarbu yra ta tokia vidinė ramybė ir vidinis aiškumas proto. Tai kasdienės mindfulness technikos, pagal medicininius tyrimus, ilgom laikotarpį, jeigu tu darai pusmetį, metus, 2, duoda tą smegenų aiškumą, duoda tą didesnę ramybę, duoda tą didesnį sąmoningumą. Taip pat niekada neprarasi, jeigu nori geresnės karjeros, reguliariai darydamas mindfulness. Jeigu turi polinkį į dvasingumą, kad ir nedidelį, tave taip pat gerai veiks kasdienė reguliari dvasinė praktika. Malda, meditacija, ten kokia mantra, nes mokslininkai yra tyrinėję visai nesvarbu, kokią tu religiją imsi. Ar islamą, ar pravoslavybę, ar krikščionybę, ar budizmą, ar ten vaišnavizmą, ar ten bet kokią hinduizmo kryptį. Esmė yra kokia, jeigu tu randi kažkokią religiją ar dvasinį kelią, kuris kaip ir patinka tau ir tau atrodo, įdomu, pavarčiau, paskaičiau, pažiūrėjau video, ten kažkokių, pasižiūrėjau toj religijoje kažkokį šventraštį ir man įdomu, man ar ne? Tavo skonis, ar ne? Tai tu gilinkis, tu praktikuok, rask ten dvasinės praktikas, kažkokias maldas, meditacijas, ar kas yra praktikuojama toj religijoje. Ir jeigu pagal tyrimus tu turėsi kasdienę, reguliarią, ne fanatišką, ne dogmatišką, ne ritualistišką, o normalią, ramią dvasinę praktiką dėl savęs, tarkim maldą, meditaciją, rožančių ar kažką, užtenka 10 minučių, bet kasdien.
tu su laiku irgi labai stipriai padėsi savo smegenim. Jos taps labiau balansuotos, ramesnės, tyrimai rodo, kad tavo savivertė stabilizuosis, augs, tu tapsi toks labiau pasitikintis atgal, tavo pečiai gali eiti atgal, nepasitikintis atgal, pasitikėjimas gali į viršų augti, ne? Ir tai dažnai padaro labai gerą įtaką karjerai ilgam laikotarpiai. Nes kai kažkokio įmonėje ar kažkur sprendžiama, kam atiduoti vadovauti naujam skyriui arba ką paaukštinti pareigose. Ką rodo moksliniai stebėjimai? Ne visada paaukštinimą gauna tas, kuris daugiausia dirbo, tas, kuris talentingiausias, tas, kuris daugiausiai išmano, yra didžiausias ekspertas toje srityje, ar tiesiog įmonė ilgiausiai dirba arba įdėjo daugiausia pastangų to įmonėje. Ne. Labai dažnai pareigas, kažkokias naujas, geras ar ten aukštesnės, gauna žmogus, kuris yra savy labiau balansuotas, ramesnis, labiau pasitikintis, labiau su visais draugaujantis, mintise visiems labiau laimės linkintis. Nes vadovai ar valdyba ar kažkokia komisija, kuris sprendžia tai, kas kur eis, ką darys ar ne, jie instinktyviai jaučia, kad šitas žmogus, jis turi potencialą, jis kažkaip gerai nusiteikęs, jis kažkoks ramus, jis kažkoks balansuotas, jis nėra per daug persitempęs, jis nėra per daug įsistresavęs, bet jis atsakingas, normalus, jis su savybėm, bet nedegtukas ir neperdegęs, jis balansuotas, jis moka būti ramiai čia ir dabar ir nėra toks, aš labai gerai darysiu, aš labai gerai, ir jeigu tu tai bandai įtikinti žmonės, kad tu geriausias ir labai gerai darysi, greičiausiai tu negausi to dar. Tokia atmetimo reakcija labai tikėtina. Nes tu per daug, tu toks, bet jeigu tu ramus, jeigu tu kvalifikuotas ir tu sakai, taip, aš galiu, aš padarysiu, man būtų įdomu, čia man naujas iššūkis, naujas išbandymas, aš apsiimčiau, aš daryčiau ir jie jaučia pas tave, nes tu kasdien darai mindfulness, tu kasdien ten meldiesi, tu kasdien medituoji ir plus reguliariai sportuoji visą kitą, pas tave yra santykiai su žmona, su vaikais, jie jaučia, kad pas tave yra kažkoks balansas, kažkokia vidinė ramybė, nes kuo aukštesnės pareigas užimantis vadovas, tuo jie dažniausiai turi geresnę intuiciją žmogaus paslėptai kūno kalbai, jo pasąmoniai, kitaip sakant, dalykais, kurių tu šiaip neperteiksi. Ir jie jaučia, o šitas kažkoks, nes darbas tai atsakingas, čia tarkim vadovaujantis darbas, reikia mums ramaus, potencialaus žmogaus, kuris suvaldytų situaciją. Nežinau kodėl, nes, CV šito žmogaus nerodo jokių vadovaujančių kažkokių pareigų ar didelės patirties, bet aš noriu duoti jam pabandyti. Ir kitas šalia sėdintis irgi vadovas, ten įmonės ar bendrasavininkas ar valdybos narys sako, aš irgi kažkaip jaučiu, kad šitas, nors jo teisybė, tu sakai, jis neturi vadovavimo patirties, bet aš jaučiu, kad šitas. Aš kažkada taip, ten bemedituodamas ir visą kitą, dar būdamas studentas, 2008-2009 metai buvo didelis konkursas, virš 200 buvo paraiškų CV į kuriamos naujos įmonės vadovo direktoriaus vietai užimti. Ir aš kaip studentas, studijuojantis, galvoju, būtų faina būti direktorium, ne? Kai nesidirbęs, galvoju, kad faina būti direktorium. Paskui pamatai, kad tai labai sunkios ir atsakingos pareigos, tu turi ten visų charakterius virinti, derinti ir taip toliau. Bet žodžiu, aš laimėjau tą konkursą. Aš praėjau tą atranką ir mane atsirinko. Ir paskui, kai sužinojau, kad 200 kandidatų ir dalis jų buvo kažkam vadova, aš buvau žalias. Aš nebuvau niekada niekam vadovavęs. Aš buvau dirbęs prieš tai nekilnojamo turto brokeriu, boulingo mechaniku, tokie studentiški darbai, besimokant bakalaurą ir paskui čia jau buvo stojimas į magistratūrą ir jau mokydamas magistratūrą aš dirbau to įmonėje. Direktorium. Tai mintis ten buvo tokia, kad jie atsirinko mane būtent todėl, kad aš turėjau tą vidinę ramybę, ramų pasitikėjimą, nebuvau kažkoks pamišęs ir ten jiems kažko nemelavau. Aš žinau, kad jūs šiuo metu klausotės tinklalaidės ir jums labai įdomu, tačiau šiek tiek noriu jūsų dėmesį nukreipti štai čia, tam, kad paminėčiau nuostabią knygą Gerų naujienų galia. Ji yra labai vertinga, bet tuo pačiu labai lengvai skaitoma. Tai gali būti laisvalaikio skaitinys apie tai, kaip savo protą kasdien maitinti geromis naujienomis ir teigiamą informaciją. Dėl to jūs tapsite ir optimistiškesni, ir produktyvesni, galų gale laimingesni, juk tai yra svarbiausia, ar ne? Ir šiuo metu yra kodas Laimės filosofija 25, jums padės įsigyti knygą su 25% nuolaida. Aš manau, kad čia yra nuostabi dovana žmogui, kuriam jūs linkite laimės.
bet tuo pačiu jie pastebėjo, kad yra kažkoks pas mane tas toks ramus matymas, yra nusiteikimas, yra kažkoks vidinis balansas, ar ne? Ir kilo noras ir įkvėpimas, okei, duodam jam pabandyti, pažiūrim, kas čia bus, ar ne? Tai gyvenime labai svarbu atrasti tą tokį vidinį balansą, vidinę ramybę ir pasitikėjimą savimi. Ir šitkam būtini tie dalykai, kur mes kalbėjom prieš tai. Jeigu tu nori pasitikėti savimi, jeigu tu nori balanso, tau reikės reguliaraus sporto, tau reikės gamtos, tau reikės kažkokio mindfulness. Jeigu tu tikintis, tau dar gerai pridėti kažkokią maldą, meditaciją ar kažką. Tau reikės skirti laiko draugams ir šeimai. Nes kitaip, jeigu to nebus, ir ten bus pas tavę skylė toje vietoje, nors tavo gyvenimo aprašymas ten CV tavo nerodys, kad pas tave yra skylė santykiuose, kad tu ten negerbi tėvų ir panašiai. Bet net jeigu tu gausi gerą darbo vietą, su laiku tai pasijus. Per santykius su bendradarbiais, per viską, tau bus sunku daryti karjerą toliau. Tau bus sunku pasiekti rezultatus. Ir rezultatai žymiai lengviau ateis, jeigu tu būsi balansuotas žmogus. Bet kurioj profesiniai srity. Tai ką dar galim patarti be visų šitų dalykų, tai yra proaktyvumas. Reikia nebijoti įmonėje veikloje, kur tu esi, eiti, susipažinti, būti, dalyvauti, siūlyti naujus dalykus ir nebijoti klysti. Mes, ypač šiauriečiai, bent kai kurie taip pastebė ir sako, kad tyrinėtojai, kad mes bijom klysti. Mes bijom klaidos, mes norim taip perfekcioniškai, taip tarsi, pajuokausiu, taip vokiškai viską taip labai, taip dunk, aiškiai taip padaryti, ar ne, taip labai inžineriškai, kad viskas būtų labai gražiai, palaipsniui, labai sėkmingai. Gyvenimas toks nėra. Gyvenimas yra spalvotas, banguojantis ir su nesėkmėm ir bankrotais. Ką rodo daugelio pasaulio sėkmingų žmonių biografiniai tyrimai, kai mokslininkai tyrinėja jų biografijas, autobiografijas, ten memuarus ir panašiai. Didžioji jų dalis, tie, kurie pasaulyje yra tikrai stambus, žinomi ir visų cituojami, ten, tarkim, verslo gigantai, jie savo laiku daug klydo. Jų kiekvienas daug klydo. Klaidos, mes, sunku tą informaciją priimti, bet klaidos yra ir nesėkmės. Ir nesėkmės yra būtina mūsų augimo dalis. Jeigu tau visada viskas sekasi ir gaunasi, tai yra labai blogai, nes tai kažkada baigsis. O įsivaizduok, jeigu tau 20 metų iš eilės tik sekėsi, viskas gavosi, visi tave tik gyrė ir šlovino. Tai kai tau kažkada ateis, o tikrai ateis rimta nesėkmė gyvenime, rimtas susimovimas, ir tu pirmą kartą gyvenime atsitrenksi į tai, kad, manęs nebemyli, manęs nebešlovina, sako, durnai padarei, blogai padarei, nesėkmė, blogas vaidmuo, blogas projektas, bankrotas, dar kažkas. Dalis žmonių, kurie ilgai buvo vien ant sėkmės, jie nesugeba to priimti, jie sužlunga, jie vos neišprotėja, kai kurie nusižudo, kai kurie baigia labai liūdnai, narkotikais, priklausomybėm ir panašiai. Todėl klaidos nėra blogai, nesėkmės nėra blogai, čia mūsų draugai, čia mūsų mokytojai. Bet nereikia užsiciklinti, man nepasisekė, viskas ką galiu iš to išmokti, ką galiu pakeisti, ką galiu pabandyti kitaip ir tiesiog bandai kitaip. Bet čia, labai sunku yra, iš tikrųjų, jeigu klaida po klaidos, pavyzdžiui, paimkim, ką aš gerai žinau aktorių gyvenimus. Ir aš, pavyzdžiui, gerai, kad žinau pavyzdžius, kai 10 metų atmeta ištisai. Kaip neprarasti tikėjimo, kad tu moki vaidinti visų pirma. Kitas dalykas, bet čia buvo, man atrodo, Jessica Alba, sakė, jie 10 metų atmetinėjo, nepatikėtų, nes yra daug didelė tokių žvaigždė. istorijų, taip. Jo, bet kaip neprarasti, ta prasme, kaip vis iš naujo eiti su tikėjimu, kad pasiseks, jeigu pastovi, taip blogai. Kaip reikia turėti neprisirišimą prie veiklos rezultatų. Reikia daryti savo veiklą, bet pavyks ar nepavyks, ne visai ir nuo mūsų priklauso. Yra daug aplinkinių likimo faktorių, žmonių, likimų, visko, kur tu tiesiog nelaiku ne vietoj kažką darai ir nors tu darai galbūt ir netgi gerai ir kokybiškai, tuo metu tau nesigauna. Tai dabar, kai tu girdi daug ne ir daug atmetimų, tai nereiškia, kad kažkas blogai su tavim.
kad eiti toliau ir galų gale pasiekti tą sėkmę kažkur, kur tu nori, tai reikia turėti balansuotą savivertę. Balansuotą savivertę reiškia turėti patvirtinimus, turėti draugų ratą, turėti artimųjų ratą ir turėti gerus santykius su jais, kurie palaikytų, tau pasakytų, viskas su tavim gerai, tau pavyks, žinai, daryk, bandyk, ten kitoj sferoje, toj pačioj sferoje, nesvarbu. Tai vienas dalykas, turi užsitarnauti tą palaikymą, turi palaikyti gerus ryšius ir turi investuoti santykius su artimaisiais. Čia vienas dalykas. Kitas dalykas, ką taip pat rodo tyrimai, jeigu žmogus turi reguliarią dvasinę praktiką ir tiki tuo, ką daro, pas jį irgi atsiranda toks tikėjimo, toks dvasinis stuburas, jis irgi labai duoda stiprų gerą poveikį tavo savivertei ir žmogus turėdamas pakankamai stiprias dvasinės vertybės ir vidinį tikėjimą, jis dažnai gali ramiai savo eiti, daryti, kol jam ateina ta didelė sėkmė arba tas didesnis pripažinimas ir jis viduje jaučia, kad su manim viskas gerai, jis nepraranda, išgirdęs 10 kartų ne, jis nepraranda savivertės. Aš dar taip interpretuočiau tą tavo neprisirišimą prie rezultatų, kad pavyzdžiui, darai savo ten veiklą, įsivaizduoji, kad prigeneruosiu ten, nežinau, ar tiek pinigų, ar tiek sekėjų per mėnesį, žodžiu, susigalvoju kažkokius tikslus ir nepasiseka. Bet togi labai daug normalu ir versle, aš girdėjau, kiek ten būna, ir mados namai ten kiek pradirba būna, milijonų per metus. Visokių tų atvejų būna, kas irgi yra normalu. Tai aš kažkaip, kai girdžiu tą tavo principą neprisirišti prie veiklos rezultatų, aš tai pradėjau savo taikyti, kad aš geriau susigalvosiu ne uždirbamą sumą, ne sekėjus ar peržiūras, bet valandas, kurias aš galiu padaryti per mėnesį, arba per savaitę, arba per dieną. Ir man, pavyzdžiui, puikiai tinka, nes aš po to ten į Exceliuką susirašau, po to aš ten pasididžiuoju savim, nes būna dar daugiau padarau, negu planavau. O rezultatai kokie yra, tokie yra. Padariau, ką galėjau. Tai man tas atrodo sveika. Vieną kartą geresnį, kitą kartą blogesnį. Taip, būna ir su minusu, bet vis tiek, bet aš padariau, ką galėjau. Aš tokia rami, aš džiaugiuosi, aš šaunuolė, žinai. Tai aš nežinau, ar aš gerai interpretuoju tą tavo neprisirišimą prie rezultatų, bet aš, pavyzdžiui, jeigu taip nukreipiu. Ne, bet tu sakai neprisirišti prie rezultatų. Nes tą girdėjau iš savo mokytojų, dėstytojų ir matau, kad dirbant su mano klientais pasiteisina. Bet kita vertus aš prisirišu prie valandų. Bet man patinka prisirišti. Čia jau kas kita, čia jau tavo kontrolės zonai, tavo vidinis ratas įtakos. Tai ką tu galvoji prisirišti prie dalykų, kurie nuo manęs priklauso. Tai kaip ir čia sveikiau? Taip, čia yra pakankamai gudri ir gera taktika, nes mintis yra tokia. Moksliškai žiūrint, aplinkoje ir pasaulyje egzistuoja daugybė, šimtai tūkstančių faktorių, kurių mes niekaip nevaldom ir neįtakojam. Mes negalim įtakoti oro, mes negalim įtakoti kažkokių naudų, madų, tendencijų, kas bus, nebus, geopolitinės padėties. Mes daug ko negalim įtakoti ir todėl kai kur galim būti įdėję daug darbo, daug pastangų ir ten ar algoritmas, ar kažkokia komisija, ar kažkoks ten, reiškia, nelaiku, ne vietoj išėjęs įstatymas gali mums sužlugdyti, pakenkti arba labai stipriai numažinti mūsų rezultatus, ar ne. Bet mes iš savo pusės padarėm viską, ką galėjom, kokybiškai, nuoširdžiai ir panašiai. Tai čia yra labai svarbu suvokti šitą, kad kažkada tavo laikas ateis ir sektis tau neturi visą laiką. Gamtoj nėra tokio dėsnio, kad tau turi sektis visą laiką. Ne, yra daugybė faktorių, kurių mes nesuprognozuosim. Todėl kartais mums nesiseks. Ir nesėkmės reikia priimti ramiai ir paprastai. Man nepavyko. Manęs nepaėmė, ar su manim nepasirašė, manęs nenusamdė. That's okay. Taip turi būti. Taip turi būti. Ir kai tu paskaitai tas blaivinančias biografinės visas istorijas, kiek pasaulio ten daugybę kartų sėkmingiausias knygas atmetinėjo, kiek daug leidyklų visiškai nepasirašė ant Hario Poterio. 10. Ne viena, ne 2, ne 3 ten atmetė. Daugybę kartų įvairios skirtingos leidyklos atmetė, kol viena ryžosi atspausdinti, ar ne? Viena didžiausių šiuolaikinių modernių pasaulinių hitų, ne? Tai ir kai tu paskui pradedi analizuoti, taip su daugeliu istorijų, ar ne? Ten Ferrari atstumė vieną vaikinuką, ar neatsimenu, kuris ten, kurį atsiranda Lamborghinis ten kažką prameta, atsiranda Pagani ir taip toliau. Kitaip sakant, iš nesėkmių, kažkokių atstumimų, konfliktų
Tai irgi yra varanti jėga, bet tai reikia išmokti ir priimti gyvenime ir suprasti, kad normalu yra, kad tau nesiseka kartais. Ir yra labai gerai, kaip tu darai, išsikelti tikslus, kurie yra absoliučiai tavo kontrolės zonai. Nes tu gali kontroliuoti, kiek tu dirbsi, kiek tu valandų įdėsi, tu gali kontroliuoti. O tu negali kontroliuoti, kiek pas tave pasiekėjų ateis naujų. Šitą tu negali kontroliuoti, nes čia algoritmai, čia daug kitų dalykų. Nebent nusipirkčiau, tada galėčiau. Bet čia kas kita, tai net neš tau to tikros laimės ir galų galę tai vis tiek numuš tavo tikruosius paskui rezultatus. Oi, blogai pirkti yra blogai sekėjus, žinokit. Aš kiek girdžiu istorijų, tai yra labai bloga praktika. Tai galų galę baigėsi blogai. Tai vat mintis yra kokia? Ką tu taip nesąmoningai užvedėjai ir labai gerą mintį pakišai, apie ką tikrai kalba didžioji dalis pasaulio tokių sėkmingiausių žmonių. Raktas į sėkmę, kurį tu gali kontroliuoti, yra disciplina. O, pašnekam. Disciplina. Tai yra, va, tu nusistatai, kad aš darysiu, po truputį išmoksti, ten kas mėnesį ar kažkiek į kažkokį projektą įdedi, tarkim, ten 30 valandų, tu darai. Aš mėgstu žiūrėti įvairių sričių pasaulio čempionų intervus. Kai jos tiesiog kalbina žurnalistai, rimkim, dabartinis pasaulio sunkaus svorio čempionas bokso, ar ne, Aleksandras Usikas iš Ukrainos. Jo daug kartų klausė, ten sėkmės paslaptis, ten tas raktas ar anas, ten kaip jūs ten treniruojatės, darot, ten iš kur imat motyvaciją. Ir jis sako, motyvacija yra geras dalykas, fainas, reikia jos vaikytis. Bet čia nesmė, čia nesėkmės raktas. Nes vieną rytą tu turi motivaciją, sako, aš kai ruošiuos kokiam sunkiom kovom, reikia kas rytą anksti keltis, daug treniruočių, visko, sako, aš ne vieną rytą motivacijos neturiu, bet aš turiu discipliną. Aš žinau, kad sėkmės raktas yra disciplina. Ir nėra nuotaikos, ar yra nuotaikos, aš einu į sporto salę. Yra nuotaika, ar nėra nuotaika, aš lipu ant dviračio ir minu, kiek reikia, kiek treneris užrašė. Yra ar nėra nuotaika, aš atsikeliu ir einu ten į ofisą, į projektą ir tą ir aną aš darau. Nes jeigu kažkokioj sferai gyvenime nori rezultatų, pas tave turi atsirasti disciplina, turi atsirasti atskaitomybė. Ką aš darau, kai sužinau kažkokią gerą dalyką, man patinka ten vieno daktaro sistema, pagal jį aš ten bandau bėgioti, būti vandenį, ten kartais biški pasninkauti, žodžiu, valyti organizmą ir stiprinti save ten fiziškai ir psichologiškai, ar ne? Tai aš tiesiog ilgai į priekį, kartais net metus susižymiu, nes atsiskaičiuoju, ten kas 6 dieną išbėgioju, ten vandenį, ten statiniai pratimai. Ir susižymi kalendorių iš anksto, tarsi savo pasakai, aš tai darysiu, susiplanuoji, atsižymi, turi kažkokią atskaitomybę, atsiverti, matai, čia tą dieną man reiks bėgioti, panašiai, tai imu mažiau klientų, mažiau darbų, mažiau įsipareigojimų, nes man reikės bėgioti. Paskui po bėgimo aš mėgstu varyti vandenį, tada dar į vandenį, tada dar tą pratimą padarysiu, čia jau man užims nemažai laiko, reikės valandų tam skirti, reiškia, aš tada, tarkim, mažiau dirbsiu ar kažką. Ir slopini savo godumą ir karjeros troškimą, nes tu supranti, kad jeigu tu neturėsi geros savijautos, jeigu tu neturėsi geros sveikatos, tai su laiku tu prarasi tą savo karjerą, tu prarasi tą savo psichikos aštrumą, tu prarasi žmonių pajautimą ir panašiai. Disciplina. Tai grįžtam prie Aleksandro Usiko žodžių, kad aš kartais turiu motivaciją, kartais ne. Bet remtis į motivaciją tai yra pralaimėtojų žaidimas. Jeigu galvot, kad žmonės dažnai, tu turi daryti tik tai, kas patinka ir tik tai, kas tave įkvepia ir tik kai turi motivacijos. Bus milijonai momentų, kai tu neturėsi motivacijos ir tu tada nepabaigsi studijų, tu tada ten, galų gale nepasieksi to savo darbo ar karjeros, nenusipirksi, nepadarysi, neišmoksi ar panašiai, nes tu tik lauksi tik tų momentų, kai yra motivacija ir įkvėpimas. Aš darysiu vyrui gerus darbus tik tada, kai jausiuos labai gerai. Arba aš tik šypsosiuos, dovanosiu dovanas ir tik stengsiuos dėl šeimos tik tada, kai būsiu įsikvėpęs ir ant sparnų. Ne. Nes bus kartais momentai ir kartais ilgos dienos, kai tu nesijausi gerai šeimoje. Jeigu tu nieko nedarysi dėl to šeimos, gali baigtis viskas labai liūdnai. Todėl disciplina yra raktinis žodis, kai mes kalbam apie ilgalaikius pasiekimus bet kur. Bet kaip tu galvoji, kiek svarbu yra talentas ir prigimtiniai gebėjimai?
Kažkiek jų turi būti, aš taip manau. Kažkiek turi būti, bet čia amžinas nesibaigiantis mokslinis toksai debatas ir ten tos nuomonės amžinai sviruojančios. Vėlgi, jeigu remtis plika statistika, numeris vienas faktorius, kuris lemia tavo gyvenimo sėkmę, yra atsitiktinumas. Grinai, plikai, moksliškai žiūrint, pagal, sakykime taip, longitudinius rimtus tyrimus, kai ima ir stebi žmonės per daugelį metų, kas kaip vyksta, tai ponas atsitiktinumas arba ponas likimas yra numeris vienas faktorius. Toliau visi kiti dalykai, kurie yra tavo rankose. Sportas, sveikata, ten meditacija, atleidimas praeičiai, susitvarkymas savo psichikos. Žodžiu, esmė tokia, kad jeigu tu ilgai išlieki kažkokiam žaidime ir esi disciplinuotas ir pozityvus ir susibalansavęs savo gyvenimą, vienokia ar kitokia sėkmė ateis. Tiesiog tu turi jos ramiai išlaukti, neperdegti, neprarast savo gyvenimo, neprarast savęs, išlikti ramus ir optimistiškas. Daugelis žmonių neišlaukia, jie labai mėtosi. Jie pabando, biški padaro, numeta, bėga, vėl daro, nedaro, pyksta, vėl sugrįžta. Tada jeigu daro, nori iškart daug ir didelį kažką padaryti, didelį verslą, didelį projektą, ima didžiulės paskolas. Čia yra didžiausia klaida. Pradėti nuo labai didelio riebaus formato, ar ne? Kaip ir mane mokė, ir paskui tai man pasiteisino, nes didžioji dalis mano klientų yra Lietuvos verslininkai, didžesnioji dalis. Ir kai aš bendrauju su jais tie, kurie jau padarė, pasiekė ar ne, kurie turi ten vidutinį ar stambų ar ten smulkų verslą, tu puikiai matai, kad, broliai ir sesės, tie žmonės, kurie daro ir padaro dalykus, jie turi tą tokį vidinį pajautimą, kad ne viskas nuo manęs priklauso, todėl aš turiu kartais sunkmečius pralaukti, prakentėti, turėti savo kažkokią ramią discipliną, kuri palaikys mano psichinę sveikatą, nes visą laiką nesiseks. Už kiekvienos sėkmės visada stovi daug mokytojų. Už kiekvieno sėkmingo žmogaus stovi daug mokytojų ir ne tik fizinių mokytojų. Pirmiausia, mokytojai tai yra nesėkmės. Mokytojai tai yra tavo disciplina, tavo sunkus darbas, ar ne, tavo priėmimas situacijų, suvirškinimas. Ir taip pat mokytojai yra ir gyvi žmonės, kurie kartais mus pastumia, kartais sustabdo, kartais duoda mums tą balansą, įvairovę. Sėkmė turi daug vardų, sėkmė turi daug kalvių. Tų mokytojų jų yra daug. Ir vienas iš tų svarbių, apie kurį pašnekėjom, tai yra disciplina. Tai yra disciplina. Kitas dalykas, kad tu turi turėti kuo daugiau gyvo santykio su žmonėmis, kurie tave įkvepia, kurie tave motyvuoja ir į kuriuos tu norėtum lygiuotis. Kažką tokio turėti, mokėti, kaip jie ten, norėtum kažkurio dvasinių savybių, kažkurio norėtum taip, kaip jis charizmatiškai, kažkurio norėtum, kaip jisai moka taip mandagiai, gražiai arba taip puikiai sandorius sudaryti ir panašiai. Ir su tokiais sėkmingais, optimistiškais įkvepiančiais žmonėms reikia stengtis draugauti. Kuo daugiau juos investuoti, skirti laiko, kurti draugystės ryšį, nes kuo tu save apsupi, taip pat yra svarbus tavo gyvenimo, karjeros ir apskritai tavo augimo vėliau būsimas, toks rodiklis, indikatorius. Aplinka, kurią tu save supi, tu turi ją kontroliuoti, tu ją turi valdyti. Turi žiūrėti, ką įsileidai į savo gyvenimą. Tai turi būti žmonės vertybiniai, tai turi žmonės būti siekiantis, tai turi būti žmonės darantis ir tai turi būti žmonės, ne tik su vidiniu tikėjimu, kad aš galiu kažką padaryti ir pasiekti, bet taip pat turi būti žmonės, kur tu matytum ir norėtum kažką iš jų išmokti, skirtingų galbūt dalykų. Ir turi mokytis tų dalykų, turi klausti, turi juos palaikyti, turi stebėtis ir turi neįsileisti pavydo į širdį. Pavydas yra vienas iš tų dalykų, kuris atstumia pinigus, kuris atstumia sėkmę, kuris atstumia gerus partnerius, kuris atstumia gerus draugus, o pavydas šiaip natūraliai kyla daugiau mažiau visiems. Todėl, kai tik pastebi, kad kažkam pavydi, kažkas važiuoja mieste su gera mašina ir tu ten, o gal pasivogė, gal čia kažką, o gal čia, gal čia, tai tokiaigi negalėjo sąžiningai uždirbti, tai čia turbūt, čia jeigu ten jau koks nors Bentlis ar kažkas, tai iš jau turbūt su kokie kripto žmonės apgaudinėja
apgaudinėja, žinai. Tai vat, jeigu pas tave toks nuolatinis minčių srautas ir negatyvus nusiteikimas į turtą, į prabangą, į žmonės turinčius ir galinčius, ar ne, tai tu kažkuria prasme save programuoji nesėkmiai. Jeigu tu matai, kad kažkam pasisekė, pasidžiauk. Jeigu tu matai, kad kažkas nusipirko, laimėjo, padarė, pavyko, ypač jeigu tavo sferai kažką gero padarė, vat, nu, tu Karolina esi aktorė, vat, ten turi dar savo podcastą, turi ten savo Instagramą, taip toliau. Ir jeigu matai, kad kažkam labai puikiai sekasi Instagram'e, kažkam labai puikiai sekasi filmavimuose, mintise pasidžiauk, palinkėk laimės, apkabink, susipažink su tuo žmogum, palinkėk jam sėkmės ir taip toliau. Tokiu būdu tu savo su laiku sudėliosi aplinkybės ir atitinkamą tokį mindsetą, atitinkamą proto nusiteikimą turėti ir galėti ateityje daugiau. Aš noriu pertraukti, kad paklausčiau, jeigu, pavyzdžiui, natūraliai neišeina daryti per prievartą, palinkėti, nepavydėti. Jauti, kad tam žmogui, kodėl jam pasisekė, kodėl? Viskas atsisėdi, nusiramini, mintyse apsikabini tą žmogų, nusilenki, sakai, linkiu tau laimės, linkiu tau sėkmės. Nors iš tikrųjų to nejauti, bet padarai tai mechaniškai, bet pasąmonė, kad ir mechaniškai padarai, tai vis tiek daro poveikį, tai yra gerai. Todėl drąsiai linkėkim laimės visiems ir gaudykim save. Tik pagaunam, kad pavydim, arba tik pagaunam, kad kažką kritikuojam, kas daro panašius dalykus ar panašiai kritikuojam iš pavydo, iš dar kažko, iš kažkokio vidinio tokio, stabdykim tą kritiką ar pavydą ir iškart mintise tam žmogui. Fainas, gerai padarė, aš norėčiau išmokti, galit net specialiai daryti šoko terapiją savo smegenim, nueit, susipažinti su tuo žmogum, palinkėti jam laimės, padėkoti, kad ten daro podcastą ar kažkokį ten produktą ar kažką. Ir sakyt, wow, faina, jėga, kad tu darai ir panašiai. Nu, tu fainas, tu gerai pavarai ir panašiai. Ir tai bus šoko terapija mūsų smegenim, kuri darys labai gerą poveikį. Mes turim išmokti džiaugtis kitų sėkme ir mes turim išmokti džiaugtis kitų turtų ir pinigais. Jis turi fainą jėgą, jis ten turi jachtą, jis ten turi naują mašiną, nusipirko naują namą. Jėga, kai faina. Žmogus kažką daro gerai, turi pinigų, duoda kitiems kokybę, jėga, gali sau leisti, ar ne? Galbūt ir aš kažkada sau galėsiu leisti, nežinau, ar man to tikrai reikia, bet aš pasidžiaugsiu jo sėkme, nes man tai bus labai naudinga viduje. Mano psichikai tai bus labai į pliusą. Išmokti džiaugtis kitų sėkme. Svarbi užduotis, apsupti save žmonėmis, į kuriais tu galėtum lygiuotis ir kurie kažko siekia, daro ir yra pozityvūs į ateitį. Irgi yra must, tai yra privalomas dalykas, į tai reikia investuoti laiką. Ir taip pat labai svarbu linkėti laimės. Ir linkėti laimės mintise reikia netgi konkurentam. Palauk, linkėti laimės būtent taip, linkėti laimės konkurentam. Tai gali būti tokių neišeis. Natūraliai, pavyzdžiui. Ne, tai natūraliai iš karto neišeis, bet tiesiog kasdien vis mintyse palinki, žiūri, pradeda gautis. Žiūri, jau tu atsipalaiduoji, jau normalizuojasi viduje. Ar ne? Tai va čia irgi karjerai arba gyvenimo pasiekimams ten yra svarbu. Dar grįžtant prie tavo pradžią, nuo ko mes pradėjom, ten svajonių darbai. Tai žmogus per gyvenimą gali keisti ir net kelias profesijas, nes keičiasi mūsų branda, keičiasi galbūt mūsų ten kažkokie tai atradimai vidiniai ar ne, pereinam į naują etapą, galbūt paaugam psichologiškai ar ne tik psichologiškai, dvasiškai. Ir gali ateiti kažkoks kitoks darbas, kitas etapas. Čia normalu. Tiesiog reikia suvokti, kad man neprivalo visur ir visada sektis. Ir kiekvienam darbe bus momentai, kai man nepatiks dirbti ar kažką daryti arba kažkas nesigaus. Negali būti darbe visada ir viskas gerai. Čia yra iliuzija. Ir jeigu mes ieškom tokio darbo, kad visada aš tik kaifuočiau, taip nebus. Jaučiu, sakysi, kad ir suabejoti yra visiškai normalu savo pasirinkimais ir klaust, kodėl aš tai darau. Kaip mokslininkai sako, abejonės yra intelekto požymis. Tai laiks nuo laiko paabejot kažko yra viskas normalu ir sveika. Aš dar norėčiau grįžti, žinai, kaip tu sakai, kad apsupti save su žmonėmis, kurie, tarkim, sėkmingi,
pozityvus ir panašiai. Ir kartais nėra tokių žmonių, kaip nėra. Ir ieškoti jo. Bet aš girdėjau tokią mintį, kuri man labai patiko, kad tu šiais laikais gali pasiekti absoliučiai, iš bet kurio kampelio žmogų per internetą. Taip. Ir aš galvoju, gal tikrai, jeigu tu klausai žmogaus ten kokį, amerikietį, nesvarbu iš tikrųjų iš kur, bet jis transliuoja, sakykime, labai gerą požiūrį arba labai, teisingai šneka, geras žinias. Vis tiek, aš galvoju, ta psichika fiksuoja pasąmonę. Sugeria, taip, mato žmogus kalba, tu matai jo vaizdą, tu kažkiek atspindi, tu tavo veidrodiniai neuronai dirba ir tu galų gale girdi jo mintis ir matai jo mąstymo modelius. Kaip jis šneka apie savo gyvenimo problemas, kokius jis perėjo išbandymus, kaip ten darė, kaip ką veikia ir panašiai. Tai aš labai mėgstu paklausyti, yra keletas angliškų podcastų, kuriuos tikrai galiu rekomenduoti, kur jaučiu, kad man tikrai duoda ir kokybės, ir įkvėpimo, ir laiks nuo laiko minčių naujų įdomių. Tai pirmiausia yra toks įdomus vaikinas Jay Shetty. Tai Jay Shetty, jisai yra kažkuriuo metu netgi vienuolyne gyvenęs ten keletą metų ir parašęs knygą, yra Mąstyk kaip vienuolis, pasaulinis New York Times bestselleris irgi. Tai pažiūrėti Jay Shetty podcastus, nes jis mėgsta užduoti gilius klausimus, nueiti kartais pasikviečia sėkmingus žmonės, ar ne, žymius Hollywoodo aktorius, pasikviečia žymius politikus, pasikviečia žymius verslininkus ir mėgsta su jais nueiti į gilias temas, į jų nesėkmes, į jų lūžio taškus, į jų didžiausias gyvenimo klaidas, susimovimus. Ir kai tu pamatai, kad visi žmonės turi juodas dienas, visi. Netgi patys žymiausi, turtingiausi. Bet tu, kaip sakai, gali save apsupti ir daug valandų skirti, jeigu dirbi kažkokį darbą ir tuo metu neturi tų draugų, neturi galimybių. Tu gali po darbo, prieš darbą, aš dabar iš vis nusipirkau ausinukus, kurie, nes pamačiau pas vieną kolegą, kurie yra atsparus vandeniui. Ir tu gali klausytis, kai eini plaukiot, kai eini į baseiną, kai eini į dušą. Taip darai. Jo, kartais. Prieš važiuojant į šitą podcastą, aš buvau pasileidęs, nes ėjau į dušą, duše nelabai ką daug ten nuveiksi, ten, plauni galvą ar kažką, bet tu gali pasileisti, ir aš pasileidau vieno faino medicinos mokslų daktaro paskaitą, seminarą, ir sužinojau naujų dalykų, kol išsiploviau galvą, ten nusivaliau kūną ir panašiai, nes tuo metu nieko daugiau nebūčiau nuveikęs. Galėjai pailsėti, bet nepasirinkai pasimokyti. Aš, kadangi esu ir sportuojantis, ir darantis ten visokius statinius, meditacinius pratimus, aš kasdien po porą valandų medituoju. Tai nėra taip, kad aš neturėčiau to tokio kitokio laiko, ar ne, kad visą laiką tik skambučiai, informacija, darbas ir tada dar dušė informacinis rautas. Ne, mokslas yra įrodęs, mes turim turėti atsijungimo momentus, kai nieko negalvojam, kai pabūnam ramiai, kai pamiegam tamsiai, kai esam be ekranų, šitas laikas mums irgi privalomas, čia yra must. Bet lygiai taip pat, jeigu tu matai, kad gyvenime, pavyzdžiui, aš turiu daug žmonių, kurie norėjo padaryti karjerą, kurie norėjo kažko gyvenime pasiekti, bet buvo sunkiose aplinkybėse, buvo skolose, panašiai, ir jie buvo priversti dirbti kažkokį sunkų darbą, ten sandėlį, ar ten fūroje, ar kažkur visą dieną vairuoti, kažką daryti tokio mechaniško, bet jie atrado, kad palauk, aš galiu daryti tą darbą, kurį darau daug valandų, ir man yra leidžiama turėti ausinės ir klausytis. Ir jie pasileisdavo protingus podcastus, tą patį Jay Shetty pasileisdavo, ar ne, arba aš kartais paklausau Diary of CEO, šitas dienoraštis, direktoriaus dienoraštis, ar ne. Ir daug kitų fainų podcastų, kur pasikviečia fainus, įdomius, sėkmingus žmonės, kurie turi pozityvių, gerų, įdomių žinučių ir tu gali tikrai mokytis, paskui gali atrasti keletą dėstytojų ar keletą podcasterių, kurie tau patinka ir jų jau daugiau ir mokytis iš jų mąstymo, mokytis iš jų tokio matymo pasaulio, ar ne, tapti to tokiu pozityvesniu, tapti to tokiu ieškančiu galimybių, darančiu, įsikvėpti proaktyvumo, įsikvėpti to tokio, ir aš žinau žmonių, kurie ten 2, 3, 4 metus dirbo kažkokį paprastą darbą sandėlyje ar kažkur, nuolat tam darbe visą darbo dieną klausėsi išmintingų podcastų ir kai daug klausėsi, jie galų galiai įsikvėpė, nes kai tu 1000 valandų klausai, jie įsikvėpė sportuoti, keisti, gyventi, augti
Ir paskui tai padarė ir įgyvendino ir pakeitė savo gyvenimus. O vat, ką tu kalbėjai apie verslininkus, ten pavyzdžiui, nedaugiau kaip 8 valandos per dieną, ten Čia poilsis. visiems. Tai va, tai Čia ir mano visiem, dėstytojas sakė, ar- absoliučiai visiems. Jeigu tu dirbi daugiau kaip 8 valandas, tu pradedi po biškį lėtai žudyti savo nervų sistemą, nes tau tiesiog fiziškai lieka per mažai laiko viskam kitkam. Tu reiškia vagi laiką iš sporto, iš sveikatos, iš meditacijos, iš vaikų ir panašiai. Nu, tada, bet tai kaip Ražauskai išlaikyti, išgyventi šeimą, aš dirbu paprastą darbą ir taip toliau, ten pas mane užsakymai, individuali veikla, ten amatas, dar kažkas. Atsakymas tas pats. Negali dėl trumpos perspektyvos paaukoti savo sveikatą ir savijautą, nes ką rodo moksliniai tyrimai. Ilgoji perspektyvoje, jeigu tu to daug dirbsi, nu ten, vat, nežinau, daug ten tapysi arba ten daug kirpsi, lipinsi ar panašiai ir tik daugiau, greičiau į tą tokį godumą. Ir darysi tai savo sveikatos, vaikų ir panašiai sąskaitą. Kas nutinka? Ateina žmogui skyrybos ir jam paaiškėja, kad jisai pusę turto praranda. Ir tada galvoja, oi, galėjau dirbti 4 valandom mažiau, skirti šeimai daugiau laiko ir suma sumarum aš būčiau išlošęs ir labai daug pinigų. Nu taip, jeigu paprastai pamačius, ar ne? Arba ten su sveikata tas pats, nes gydymas, reabilitacijos, viskas kainuoja, plus tu tuo metu negali dirbti, negali priimti užsakymo, ar ne, ir tu žiūri, o, wow, tai gal man apsimokėjo mažiau dirbti ir turėti daugiau metų gerą sveikatą, daugiau skirti laiko sportui ir meditacijai, ar ten maldai, ar ten dvasiniam gyvenimui ir taip toliau, kad balansuot savo psichiką. Tai grįžtam prie to, kad raktinis žodis yra balansas ir bent jau mano dėstytojai sakydavo, kad va, ta taisyklė nedirbti per daug valandų galioja visiems, kas tu bebūtum verslininkas, ar tu amatininkas, ar tu paprastas samdomas darbuotojas ir tau siūlo, sako, davai tu dabar dirb kasdien ne po 8, o po 10 valandų, mes ten tau daugiau pamokėsim, mums čia tiesiog, žinai, čia biški sunku sandėlį, ar čia kažką, čia prie prekybos mums reikia pasidengti, nenorim imti naujo žmogaus, davai tu pasimk daugiau valandų. Tai tokiu atveju reikia sakyti, ačiū, aš pagalvosiu apie tai, paskui sakai dėkui ne, nes aš pagalvojau, kad man reikia laiko ir sportui, ir šeimai, reikia laiko ir laisvalaikiui, ir skaitimui, ir kokybiškam poilsiui, ir aš tiesiog per ilgą laiką perdegsiu. Ir aš žinau daug savo klientų, kurie pasidavė tokiam didesniam darbo gundimui ir perdegė, anksčiau ar vėliau sudegė. Ir vėliau gailėjosi, nes tiek gydymas, tiek skyrybos, tiek apskritai energetinis toks ir psichologinis išsekimas, jis paskui kainuoja labai daug. Kai tu nebegali dirbti kokybiškai, kai tu darbe neberodai kokybės, tave išmes, tave atleis. Nes pamatys, kad tu kažkoks išsekęs, vangus, kažkoks, nebeturi tokių aštrių minčių, nebeturi tokių gerų pasiūlymų, tu nebe tas. Nu, truputį palaikys ir išmes. Tai gaunasi, kad godumas dažnai, noras greitai ir daugiau uždirbti, per daugiau darbo, atveda mus į tai, kad ilgoje perspektyvoje mes pralošiam. Ir pralošiam juodai. Todėl aš palaikau tą stovyklą dėstytojų, kurie sako, kad atsakymas nėra daugiau dirbti. Atsakymas yra dirbti protingiau. O pirmiausia, susibalansuoti savo gyvenimą. Balansas. Sportas, sveikata, daug gamtos, daug gerų santykių, bičiuliai. Tada auga tavo savivertė, tu jautiesi stabilus ir toj pačioj pozicijoje kažkaip ateina galimybės uždirbti daugiau, arba tu pamatai, ką tu gali pakeisti, kaip tu gali kitaip padaryti, kaip tu gali kažką ten pasisamdyti, sugalvoti, arba kažkaip efektyviau padaryti, ten kompiuterizuoti ir panašiai. Ir tada žiūri, kad aš nedirbu daugiau, bet aš jau daugiau uždirbu. Ok, that's good. O čia jau gerai. O čia yra labai geras ženklas. Jeigu tu nedirbi daugiau, bet uždirbi daugiau, čia jau reiškia, tu eini teisingų kelių. Taip, tas don't work harder, work smarter, ne? Taip. Čia yra labai gera pozicija. Bet žinok, tai labai gražiai skamba teoriškai, kad tu kalbė. Aš sutinku. Tas žmogus turi išsikelti tikslą, nes jis turi suprasti, aš negaliu rizikuoti savo šeimą ir savo sveikatą ir savo psichinę gerovę. Nes daug darbo yra visada rizika ilgoje perspektyvoje, nes daug darbo sekina. Tu turi turėti laiko atsistatyti, pasilsėti. Jeigu tau grįžus po darbo norisi tik gulėti ant sofos, tik scrollinti telefoną ir tik žiūrėti teliką ar ten gaming su kompu, reiškia viskas, tu jau pralošiai. Ilgalaikiai perspektyvoje tu jau esi kotletas. Tave jau gyvenimas
sutraiškė. Jeigu tu grįžti iš darbo ir tau dar norisi lėkti pas draugus, tau dar norisi ten skambinti, daryti, tau norisi eiti sportuoti, tau norisi varyti gamtą, tau norisi kuo daugiau būti ant saulės, ant vėjo, reiškia, dar nėra tavo kūnas ir psichika normaliai išsekinti. Nors tu ir dirbi daugiau ten valandų ar ne, ar daugiau, gal esi jaunas, gal turi dar daug energijos, plus dar pakankamai sportuoji visą kitą, gal neturi 5 vaikų ant galvos ir taip toliau, ir dar kažkaip subalansuoji. Bet jeigu jau grįžti po darbo ir tau norisi tik ant sofkutės pagulėti, tai yra ženklas, kad tau trūksta geros savijautos, tau trūksta psichinės energijos, tau trūksta motivacijos gyventi. Ir taip dar 5, 6 ar 10 metų ir mes arba atsitrenksim į lėtinius susirgimus, arba į depresiją, arba į perdegimą, išsekimą, arba į paniką, arba į pačius įvairiausius kitus dalykus, kurie ne vienas tave neatves prie didesnių pinigų, geresnės karjerų, bet Ražauskas, aš per tą laiką būsiu pakilęs, kažką padaryti, jo, ir prarasi. Aha. Ką pasakytum žmogui, kuris sakytų, aš neimu atostogų, nes aš geriau padirbėsiu, dabar ambicijos. Užsidirbsiu, padarysiu karjerą. Tai aš sakau, kad jis yra kvailas. Paprastai. Negražiai sakau, vėlgi čia kopijuoju, ne aš sugalvojau šitas frazes, aš tiesiog kopijuoju savo mokytojus ir per savo tą grubiai 15 metų darbinę karjerą aš tiesiog mačiau, kad tai pasitvirtina. Aš turėjau verslininkų, kurių klausiau, kurie turtingi, įtakingi žmonės, kurie turi daugiamilijoninius verslus, ar ne? Ir nebankrutuoja tie verslai. Ir aš sakau, kada tu turėjai paskutinį kartą normales, bent vienos savaitės atostogas, be telefono, kai tu kažkur išskrendi, o tu gali leisti savo, kur nori išskristi, kur nori, vat grinai, kur nori, ar ne? Kada tu turėjai paskutinį kartą tokias normales savaitės, bent savaitės vienos atsijungimo atostogas, kur gamta, tu, kalnai ten, žinai, kažkoks žygis, kažkas, žinai. Normalios atostogos. Atostogom nesiskaito ten 2 dienas pagulėti paplodimi su alkoholiu rankoje. Čia toks ne visai. Kūnui ir psichikai turi būti oras, saulė, judesys, atostogos turi būti tokios biškiek aktyvios kažkiek. Ir aš turėjau ne vieną tokį genijų, kur man sako, žinai, prieš 5 metus. Aš toks, wow, tu turi pinigų. Pas tave žmona irgi turi ten laisvo laiko visko, kodėl jūs negalite atostogų susiplanuoti. Čia matai, čia noris tą, 3, 4 padaryti. Sakau, sudegsi, ne, viskas bus gerai, ne, aš čia kasdien sportuoju. Sakau, jo, tu pas tave geras, jis kasdien sportuoja, ne, sportas, užskaitom, yra, tas yra, ten bandau biškį medituoti, viską. Sakau, bet tu visai nesilsi, ar ne, nėra tokių ilgesnių atsijungimų. Sakau, vis tiek anksčiau ar vėliau perdegsiu. Jo, ateina pusmetis, praeina metai, man skambina, sako, blogai. Mane nori guldyti. Aš niekur nenoriu gulti, žinai, bet man prasidėjo ten tarkim, ar panikos atakos, ar ten pykčio priepuoliai, ar dar kažkas. Ko anksčiau nebuvo. Ko anksčiau niekada nebuvo. Prisižaidėm. Atostogos reikalingos kiekvienam žmogui. Kokybiškos atostogos ir ne vienos atostogos. Kai aš kalbu kokybiškas atostogas, tai nekalbu prisigert per atostogas. Per atostogas reikia kuo daugiau gamtos, kuo daugiau aktyvumo, kuo daugiau ten stichijų, saulės, vėjo, ten vandens ir nedarbo. Telefoną darbinį išjungti, kompiuterį išjungti, užversti. Ir tada mes keliaujam, žiūrim, kalbamės, leidžiam laiką, kuriam ryšį su vaikais, kuriam ryšį su žmona, ar ten su draugais, jeigu draugų kelionė ar ne. Man labai patiko prieš metus su draugų kompanija, grinai tik vyrų kompanija, plaukėm. Jie plaukė iš Tenerifės į Ibizą, ilga kelionė, aš buvau tik vienam etapė prisijungęs iš Malagos į Ibizą. Ir dalį laiko kelionės jūroje ten net ryšio nebuvo normalaus. Tu net jeigu ir išsitrauki telefoną ar kompą, tiesiog nėra ryšio. O specialiai nepirkom jokio satelitinio. Ir tu nori ar nenori. Prasideda toks dalykas, kaip išsitraukiam knygą, pašnekam apie gyvenimą, gyvos dainos, padainuojam. Ten, aišku, visa jūros romantika, visi vėmimai, jūros ligos, maisto darimas, tiesiog vandenio ir taip toliau. Vat buvo labai geras toks atsirestartavimas, kur tu pamatai ir pajunti, kad ir visi vyrai toj kelioniai buvo
už mane daugiau pasiekę, turtingesni, praktiškai visi buvo milijonieriai, multimilijonieriai, kai kurie pakankamai stambus. Ir jie jau senai tai supratę, kai kurie daro tai reguliariai 2, 3, 4 kartus per metus, kad reikia atsijungti nuo darbo, nors jie turi svarbės aukštas pareigas, jie turi ten tarptautinį verslą, kuris yra daugelį valstybių ir ten nuolat visokios problemos ir viską, ir jis ten tikrai praverstų jo ten idėjos ar jo patirtis ar ne. Jis pasako, ramiai susitvarkysit patys, kaip galit, tai plaukit, manęs dabar nebus savaitę, 2, ten kai kurie 3, kai kurie verslininkai tiesiog pasiema ir plaukia per Atlantą mėnesį. Ir taip restartuoja savo nervų sistemą. Būna su stichija, būna su gamta ir būna kuo mažiau mobiliam ryšyje ir kuo mažiau ekranų. Galvoju, ką daryti, jeigu esi mama ir turi vaikus žiūrėti per atostogas. Sudėtingiau. Su vaikais atostogos tokios taip, labiau įtemptos, bet vis tiek reikia varyti gamtą. Atsakymas paprastas. Vaikai, šiandien pusę dienos su vaikais braidžiau Vilnelėje, ar ne, ir po Vilnelės jie dvigubai ramesni. Vaikam reikia gamtos, daug vandens, daug žemės, pievos. Vaikam reikia gamtos, šieno. Tai dabar žinai, kam įsikvėpiau. Galvojau, kad įsikvėpsiu didesnėm ambicijom. Žodžiu, dar būt ambicingesnė, bet įsikvėpiau, kad turbūt labiau balanso reikia, nes matau, kad nelabai turiu balanso iš tikrųjų. Tavęs klausau ir jaučiu, kad man patinka šitas mintis. Yra pražiūrėtų dalykų, bet gerai, kad supratau. Didesnis balansas ilgoje perspektyvoje lygų didesniai sėkmei ir didesniem pinigam. Todėl tu nieko neprarandi, rinkdamasi save, balansuoti savo gyvenimą. Per sportą, per gamtą, per draugus. Bet jeigu taip, žinai, šnekant... Per savanorystę, mes nepaminėjom savanorystę, sorry, kad iššokau, bet atsiminiau, galvoju, kaip mes nepašnekėjom, kad savanoriavimas, gerų darbų darimas ir labdara labai taip pat gerina ir žmogaus psichinę savijautą ir su laiku labai jam padeda kažkaip susibalansuoti darbuose. Yra pastebėtas šitas fenomenas. Žodžiu, savanorystė yra vienas irgi iš tokių lifehackų, kaip galima pasigreitinti savo, pavyzdžiui, karjerą, nieko papildomai toj karjerai nedarant. Geras. Savanorystė laisvalaikio. Aha. Bet žinai, dabar, sakykim, sėdim ir aš tavęs klausau ir aš galvoju, gerai, dėsiu daugiau laiko sportui, miegui, buičiai, santykiam, aišku, šeimai. Ir tada... būtinai psichikai, biški dar gamtos ir kažkokios ar meditacijos. Taip, bet aš manau, sportas, miegas jau yra prie psichikos gerinimo dalyko ir bendravimas. Bet pavyzdžiui, tada įsijungia kita mintis, kad aš pražiūrėsiu kažkokį ten šansą karjeroje, aš tada jausiuosi tokia kalta, ašgi norėčiau ten po 10 ar 12 valandų, nes kitaip aš tada lūzerė, aš tinginė, reiškia, aš tada Ne, tu gausi daug. Kaip tu gali save vertinti tinginė, jeigu tu eisi į sporto salę? Kaip tu gali vertinti save tinginį, jeigu daugiau laiko praleisi su vaiku? Kaip tu gali save vertinti tinginį, jeigu tu daugiau laiko skirsi meditacijai? Tai yra netingėjimas, tai yra dalykų darimas. Tiesiog tie dalykai tau duos daugiau laimės, balanso, o su laiku ir didesnę karjerą ir pinigus. Ilgoj perspektyvoje, ne šiais metais, bet ilgoj perspektyvoje. Todėl tai yra win-win, tu laimi visais frontais. Tiesiog kadangi čia protui taip yra lengviau, protui norisi įsikabinti darbą ir daryti daug darbo ir viskas. Bet čia kažko mes prisiprogramavę esam. Kažkaip sėdi programa, kad žinai, arba labai daug, arba tu ten toks, loseris. Iš kur čia galėjo ateiti? Čia gal vakarietiška tokia kultūra? Vakarietiška kultūra, nes čia ateina iš vakarų kultūros tas toks dirb, work hard ir mirk tam darbe. Bet vėlgi, tam yra mokslas, tam yra statistika, tam yra psichologų, psichiatrų patirtis dirbant su daug tų sėkmingų žmonių, kad pirmiausia, tu turi siekti gyvenime balanso. Balansuotas, savim patenkintas, savivertę turintis ir praeitį išsivalęs ir visiems atleidęs žmogus su laiku bus pastebėtas. Ir be darbo neliks, ir be karjeros neliks. Nes tu gali būti pats geriausias specialistas, bet jeigu kažkuriuo metu perdegsi, jeigu pas tave prasidės visokios panikos, nerimai ir taip toliau, tu tą savo svajonių darbą, tu jį prarasi.
ir sveikatą prarasi, ir galbūt šeimą prarasi. O jeigu tu būsi balansuotas, taip tu lėčiau lipsi karjeros laiptais, bet tu jais lipsi garantuotai ir visam laikui. Ir aš galvoju, sakykim, jeigu su tuo balansuotu gyvenimu net ir nepasiseks karjera labai jau taip gerai, bet būsi laimingas. Su šeima, su draugais, su sportu, su gamta. Exactly. Išmąstėm. Būsi laimingas ir tai atpirks. O laimė, čia vėlgi tai patvirtina daug stebėjimų ir tyrimų. Jei žmogaus gera savijauta, laimė pritraukia gerus dylus, pasiūlymus, tave pastebi, tave su laiku pamato ir atrodo, tu net kvalifikacijos neturėjai, o tu padarai kažkada proveržį ar gauni gerus pasiūlymus. Todėl ne tik sunkiu darbu nėra kelias tiesus į laimę ir sėkmę. Trumpalaikę sėkmę galbūt, ilgalaikę ne. Todėl palinkėkime mūsų visiems žiūrovams ilgalaikės sėkmės ir, kaip tu sakai, pirmiausia, būti laimingiams. O paskui prie tos laimės, kas priklauso, ateis savaime, lėtai ir po truputį. Oi, kaip tu čia gražiai. Tapkime laimingi lėtai. Mes už laimę lėtą ir ilgą. Va, būtent. Tai šitą gražią gaidą, ačiū tikrai už baigiamąjį žodį. Tai labai šiaip ačiū, kad atėjai ir radai laiko, nes aš žinau, kad tau sunku buvo rasti laiko šią savaitę, bet atėjai atskleisti šitą gėrį. Ačiū, kad pakvietei. Ir ačiū, kad klausėt ir žiūrėjot. Man visą laiką labai yra malonu ir faina, kai parašot komentarą, ką naudingo savo išsinešat. Tai va, būtų labai smagu, jeigu parašytumėt. Ačiū visiems už dėmesį, kad buvo. Ačiū tau, Karolina.